Labas visiems mano draugams. Rytis sugrįžo į Lietuvą kartu su mylima Violeta, kuri dabar krausto puodus visus mūsų jaukioje naujoje erdvėje prie jūros. Tai dabar būsim prie jūros, prie Klaipėdos, pajūrį. Jeigu yra norinčių kažką paveikti kartu, ar padirbėti kartu, ar padaryti asmeninę sesiją kartu, parašykit, mes sugrįžom ir pavarysim dabar per Lietuvą. Tai norėjau tiesiog pasveikinti su visais ir rašyti šitą tikriausiai netruks valandą laiko žinutę ir pažiūrėti, kas nutiks. Tai pradėkim tai kaip visada, užmerkdami akis ir užmerkiam akis kartu, prašau. Ir giliai įkvepiam ir iškvepiam. Ir leiskim savo ištirpti, leiskim kūnui, pirštam, delnam, pilvui, kaklui, smakrui. Visiškai atsipalaiduoti ir dar kartą giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Leidžiam savo visiškai atsipalaiduoti, mano draugė. Praėjo 3 metai kalnuose, dirbant su savim giliai intensyviai, einant per didžiausius iššūkius, sunkumus, traumas. Iš vienos pusės, ką mes siuntėm apie Madeirą, ir kalnus, ir vaizdus, ir retritus, yra didžiulis grožis, didžiulis džiaugsmas tai matyti ir patirti, bet yra kita pusė, kurios nesimatė viešai, kuri buvo užkulisiuos, ir tame buvo daug įtampos, daug skausmo, daug sunkumo, daug iššūkių. Kalnai, Madeira, stipri energija, atrodo, darė mus per visas pusės, mūsų Violeta, per viską, per visus galus, atrodo, darė šitos metus ir plovė, ir kalė per ego stipriai, daug kartų. Ir buvo daug situacijų, kurios buvo labai sunkios, kurios buvo skausmingos, kurias buvo sunku ištverti net, kuriuose kilo be galo daug jausmų, be galo daug intensyvių sunkumų kūne, bet per visus juos stengiausi ir taikiau tai, ką mokau, ir tai yra jausmų sesija. Tai yra, kai tu padedi kūną ir užmerki akis ir atsisėdi arba atsiguli, užsidedi raištį skarelę ant akių ir jauti pilnai kūną, jauti, kas vyksta kūne, jauti, kaip spaudžia tau krūtinę, jauti, kaip plyšta pilvas, gerklė, galva, jauti, kaip eina mintis, visokios sunkios, terorizuoja, ir kai jos eina, tu išmoksti nekreipti dėmesio, ką sako mintis, ir grįžti į kūną, grąžinti savo dėmesį į kūną, grąžinti savo visą dėmesį iš minčių lyg iš galvos, iš viršaus, žemyn, tu jį grąžini žemyn į kūną ir esi su savo kūnu. Kad ir ką sako protas, ignoruoji tą dramą, tą terorą, tu jį pastebi, tu jo neneigi, tu jo nenustami, tu jį pastebi, bet ignoruoji, neperki jo, taip kaip tau siūlo Facebook'o reklama ką nors pirkti, arba Google reklama ką nors pirkti, arba turgui tau siūlo pirkti naujus batus, kurių tau visai nereikia dabar, nes turėjau ir taip daug batų. Tai tu tiesiog pasakai ne, nereikia, nenoriu, neperku. Ir mintims, kurios kyla iš sunkumo, kuris sako, Ryti, tu turi padaryti tą arba nedaryti to, nes kitaip bus blogai kažkas, šitom visom mintim tu gali pasakyti ne, aš nesirenku to, aš neinu tenais, ir grįžti į kūną. Ir tavo vienintelis darbas yra, kai sunku, kai jauti sunkumą, skausmą,
baimę, nerimą, įtampą, stresą ir taip toliau, nueiti į kūną ir nejudėti, nueiti į kūną ir nejudėti ir leisti tam jausmui virti. Ir kai nukreipi savo dėmesį į jį, į krūtinę, arba į pilvą, arba į gerklę, ten, kur labiausiai spaudžia tau, kai nukreipi savo visą dėmesį ten, tu stebi, kaip tas jausmas yra kaip kiaušinis karštam vandenį, kuris verda, kuris pradeda kunkuliuoti, kuris pradeda kartais net išsitraiška per šonus tas baltymas kiaušinio, kai verdi jį, ar ne, jis būna tokių stiprių jausmų. Ir jisai verda ir tu žiūri į jį ir nieko nedarai ir žiūri ir svarbu nejudini savo kūno ir žiūri į jį. Ir jeigu pakankamai ilgai žiūri, pradeda vykti pokytis. Jausmas sukyla iki piko, iki pat intensyviausio taško. Ir tada mintis yra intensyviausias ir svarbu neiti į mintis, svarbu nekelti savo energijos į galvą, į viršų, į mintis, likti su kūnu, stebėti kūną. Kai darai tai, stebi, kaip pakyla intensyvumas, kyla jausmas, spaudžia ir tada kažkurio momentu pradeda leisti žemyn banga, kaip ateina banga apgaubia tave ir tu neleidi savo judėti per ją, neleidi savo apriekti ką nors ar prirašyti agresyvių žinučių savo mylimam žmogui, kurį myli iš tiesų, neleidi savo to, neprieki jo už tai, kad kyla tau jausmas. Tu stebi tą bangą, jinai ateina, apgaubia tave, išbūni ją, išbūni savo kūnę ją, išbūni savo kūnę nejudėdama ją, ir jinai pradeda leistis, ir jinai pradeda mažėti, ir pasikeičia tavo energetika, pasikeičia tavo vibracija, būsena ir tu pajauti save, nueina. Tai kad ir kokį jauti jausmą, pyktį, nerimą, baimę, apie sunkius jausmus kalbu, kurie sukuria tau nemalonumą, nesmagų gyvenimą, kad ir ką jauti, sustok, padėk savo kūną, pasodink jį arba paguldyk, uždėk ant akių maikutę minkštą, padėk rankas delnais žemyn, šalia kūno, visiškai atsipalaiduok, giliai įkvėpk, kaip mes darom čia. Iškvėpk ir pažiūrėk į tą jausmą, kuris yra dabar tavo kūne. Pažiūrėk į jį, nedėk jokių minčių, nedėk jokių istorijų, neik į protą, neik niekur, tik pabūk su to jausmu. Pažiūrėk į visų savo dėmesių. Pajausk į savo kūnę ir kai nukrypsta dėmesys, grąžink jį į jausmą ir pažiūrėk ir pabūk su juo. Ir kuo ilgiau pabūsi, tuo daugiau jo išsivalys, išeis. Svarbu nesustoti, svarbu nebijoti. Jeigu kyla baimė, nebijok baimės. Jeigu kyla panikos ataka, nepanikuok dėl panikos. Viskas yra gerai, kūnas susitvarkys, bet tu turi nejudėti, nesvarbu, kas vyksta, ir leisti savo išbūti tai iki galo. Taip kaip pas dantistą nuėjus, tai plombuoja tau dantį ir kai esi su skyle, tu nepabėgi namo, tu nori, kad pabaigtų tau procesą, pabaigtų darbą. Tai kai kūne yra sunku ir kai kyla sunkumas per kūną, tu nenori pabaigti, tu nori pabaigti tada, kai yra lengva, kai yra gera, kai yra smagu, tada pabaigi ir atsistoji ir atsikeli švelniai, bet iki tol tu būni ir jauti ir stebi kūne tą jausmą ir būni su juo. Ir nekaltini niekieno už tai, nei savęs, nei pasaulio, nei išorės. Tai yra mūsų jausmai, energijos mūsų kūne. Nesvarbu, iš kur jos yra, ar iš šio gyvenimo, ar iš praeitų, tiesiog jos yra ir nėra kaltas niekas dėl to ir mes tiesiog einam į emocinį dušą per jausmų sesiją, nusiprausti taip, kaip ryte valom dantis ir taip, kaip einam į dušą, pasportavę arba po darbo, taip ir čia mes padarom sesiją, nusiprausti emocijas ir energijas, kurios neturi būti mūsų kūnuose, kurios gali iškeliauti ir išeiti, jeigu tik
duodi joms erdvę. Tai va norėjau pasidalinti su tavim tuo, kaip veikia šitas procesas dar kartą ir jisai veikia nuostabiai, kai tai darai. Svarbu nepabėgti ir nejudėti, neleisti kūnui muistytis ir išbūti tai kūne. Ir aš, ir Violeta, ir mes mokėm jau daug žmonių ir mokom eiti tai. Tai yra naujas būdas, kuris veikia labai gerai ir gali būti, kad jisai greičiausiai veikia negu kiti metodai. Negaliu to patvirtinti, bet žmonės taip dalinasi mūsų grupėse. Jeigu dar neprisijungia į sekmadienio grupę arba į akademiją, labai kviečiu prisijungti, nes ten susitinkam kas savaitę ir tyrinėjom tai kartu grupėje su vedimu žmonių asmeniniu. Gera dabar, gera dalintis tuo, gali atsimerkti jau ir pažiūrėkim vienas į kitą. Va, mes su Violeta dabar prie Klaipėdos ir labai gera sugrįžti, labai gera pakeisti aplinką ir atrodo, kad Madeira iš vienos pusės buvo didžiulė kelionė, didžiulis savęs patyrimas ir dalinimasis su žmonėm, mūsų vaizdų ir patirčių, bet iš kitos pusės tai buvo kaip stipri dvasinė kelionė viduje, kur labai stipriai ego buvo nukautuotas per šitos metus, 3, ir dabar yra dar daugiau jėgos, dar daugiau meilės viskam ir dar daugiau lengvumo ir laisvumo. Ir gera, kad esat su mumis, kad skaitot laiškus, kad ateinat į kursus, į sesijas, į akademiją, į sekmadienio grupę ir dabar žadam su Violeta keliauti po Lietuvą. Turim jau numatę kelis miestelius, padaryti renginį vakaro ar dienos ar savaitgalį ir pamatysit mus šiemet daugiau ir plačiau, aš manau, negu iki šiol, nes iš Madeiros mes galim daryti dalykus tik internetu, per video ir panašiai, bet Lietuvoje mes turim daug daugiau galimybių ir erdvės išsiskleisti ir pažiūrėkim, kas nutiks ir ką Dievas sumastęs mum yra šiemet ir sekam savo širdim, darom tik tai, kas yra mūsų širdyje, visa kita yra netikra, visa kita yra neverta gyventi, tik ten, kur veda tavo širdis, tavo vidus, tik ten yra tavo kelias, visa kita yra laiko gaišimas iš baimės, o baimę tu gali išjausti atsigulus su raiščiu ir padarius jausmų sesiją. Tai padarai jausmų sesiją, tada kai protas nutyla ir jausmai nutyla, tu jauti ryšį su savo dangum, su savo siela, su savo dvasia ir tada tampa tai vienas su tavo kūnu ir aiškiai žinai, kur tau eiti, kur tau neiti, ką daryti, ko nedaryti, tu tiesiog jauti širdyje tai, viduje tai ir nėra jokių klausimų, kas tau geriausia arba kur eiti arba kur neiti. Tai visada einam tik su savo širdies balsu, vidiniu vedimu, GPS vidiniu ir jisai nuves tave į nuostabiausias vietas, į gausą ir džiaugsmą, į meilę ir grožį ir turi tiesiog leisti tam nutikti ir susitvarkyti su baime, kuri stovi kelyje tarp tavęs ir tos realybės. Baimė yra sukurta jausmų sesija, ją gali ištirpdyti kaip sniegą pavasario saulėj, turi pažiūrėti į jį, padėti kūną ir nejudėti. Ir tada tavo šviesa, Dievo šviesa, ištirpdys visą, ko neturi būti mūsų nuostabiuose šviesos kūnuose, mano draugė. Ačiū tau, kad klausai, ačiū tau, kad esi. Užsuk į mūsų renginius, užsuk į mūsų grupes ir iki sekančio pasimatymo laikykis ir apkabinu, stipriai suspaudžiu.